Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus, Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki ir prašom į kitą Kas naujo profesorio seriją. Labas Valteri, labas Martinai. Ar jūs tam pasiruošęs? Nemanau, kad kas nors kada nors gali būti tam pasiruošęs. Tai per didelis. Ir tai yra svarbiausios žinios, kurias reikia skelbti pasauliui. Paskutinės žinios pasauliui. Tai žūtbūtinė situacija. Taigi pradėkime maldą. Mūsų dangiškasis Tėve, tai privilegija dirbti tau. Bet mūsų priešas vaikšto kaip riaumojantis liūtas, bandantis visus praryti. Todėl prašome, kad palaimintum mus, apsaugok mus ir apšviesk mūsų protus, kad galėtume pateikti šį pristatymą ir šią kalbą pagal tavo valią. Ir to prašome Jėzaus vardu. Amen. Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą. Ir aš pamačiau kitą angelą. Martinai, tai yra paskutinės žinios žmonijai. Ir jos yra vienetas su visa apreiškimo knyga. Ypač labai svarbus apreiškimo 11, 12, 13, 14 skyriai, čia kur yra tos žinios, 16, 17 skyriai pateikia aplinką, kurioje tai vyksta, politinė situacija, filosofinė situacija. Apreiškimo 11 skyrius yra filosofinė situacija, kuri nustato dabartinės pasaulyje veikiančias paradigmas, naujos situacijos, karalio atsikratymas, demokratijos įvedimas, filosofijos įvedimas, kuri eina kartu su ją, prancūzų revoliucijos filosofija, Voltieras, Robertas Spieras, visos šios filosofijos ir šio verdančio katilo viduryje yra Dievo žinia. Ir kurį laiką prancūzai uždraudė Bibliją per visą šį audringą laikotarpį. Ir tada jie atsistojo ir turėjo perduoti žinią, Senasis ir Naujasis testamentai kartu. Du liudytojai turi kalbėti apie šios dalykus. Ir tada yra paskutinis karas prieš likutį, o likutis turi nešti žinią visiems žmonėms, tautoms, gentims, karalystėms ir kalboms. Visi visoje žemėje turi išgirsti šią žinią, nes pasaulis maištauja prieš Dievą. Ir štai paskutinis kvietimas. Ir tai labai skubus kvietimas. Ir žinoma, tai prasidėjo nuosekliai, kai einate per apreiškimo knygą, yra istorinis tęstinumas. 1260 dienų pranašystės laikotarpis, popiežijos viršenybės laikotarpis viduramžiais, kuris baigėsi popiežijos valstybės panaikinimu ir politinės galios, kurie ją turėjo. Bet iš tikrųjų tai jų nesustabdė, tik atrodė, kad jis gavo mirtiną žaizdą. Taigi 1798 metais popiežius buvo paimtas į nelaisvę ir žmonės buvo labai atidus dėl to, kas vyksta, bet popiežija paniro į pogrindį ir per savo slaptąsias draugijas sukūrė politinę sistemą, kuri buvo persunkta religinių aspektų. Bet jie neprastūmė jų į priekį, nes valstybė ir bažnyčia buvo atskirtos. Ir tada Biblija mums sako, kad šios galios sugrąžins sistemą, kuri yra viduramžių atvaizdas.
Taigi bažnyčia ir valstybė turi vėl susijungti. Ir teisės aktai, kurie bus priimti, kai vėl bus taikomi religiniai įstatymai. Ir tai yra švytuoklės siūbavimas. Apie tai jau daug kartų kalbėjome. Kai tai įvyks, Martinai, bažnyčia ir valstybė susijungs, skambės garsi žinia, kuri turi išplisti, įspėjimo žinia. Ir tada yra Danieliaus 8 ir 9 skyriaus pranašystės, kur yra 2300 dienų pranašystė ir su ją susijęs laikotarpis, kuris baigėsi 1844 metais. Mes daug kartų aptarėme šias pranašystės, neturime laiko į tai gilintis. Ir per šią tos pranašystės kulminaciją paskutinė įspėjimo žinia turi pasiekti žmoniją. Ir tai yra 3 angelų žinios. Ir jos yra nuoseklios. Taigi yra pirmojo angelo žinia. Jei pirmojo angelo žinia atmeta daugumą žmonijos, tada yra antrojo angelo žinia. Ir tada yra paskutinė, galutinė žinia, kuri juos visus sujungia ir duoda paskutinį įspėjimą, garsų iššauksmą ir įspėja žmonės, kad jei jie tęs savo maištą, tai turės pasiekmių. Taip. Taigi, apie tai ir kalbama. Pažiūrėkime į šias žinias ir pažiūrėkime, ką galime gauti. Numeris 1 tai pati svarbiausia žinia arba žinios, kurios turi nukeliauti į pasaulį, nes jos yra paskutinis įspėjimas. Ir jose yra viskas. Jose yra nuo pradžios 1 skyriaus iki apreiškimo 22. Visa Biblija turi amžinąją evangeliją. Mes dar pereisime prie jos, bet kiekvienas Biblijos dalykas iš tikrųjų yra užfiksuotas šiuose 3. Ir tai yra nuostabu, kaip vos keliose eilutėse gali turėti tiek gilumo. Jos negali išsibaigti. Tai bus amžinybės studija. Taigi, pažiūrėkime, ką reformatoriai tikėjo apie šias Biblijos žinias. Žinoma, jie neturėjo pilno šių klausimų supratimo, nes daug kas dar turėjo atsiskleisti. Daugeliui dalykų tai buvo dar tik ateitis. Būtent 1260 dienų ar metų laikotarpis dar nebuvo baigtas, 2300 dar nebuvo užsibaigę. Visa tai vis dar turėjo įvykti teisingai. Taigi pažiūrėkime, ką Džonas Wesley turėjo pasakyti apie šias žinias. Ir aš pamačiau kitą angelą, antrasis minimas apreiškimo 14.8, trečiasis minimas apreiškimo 14.9. Taigi reformatoriai galvojo apie šios dalykus. Ir tai Wesleys, jis buvo šiek tiek vėlesnis už Liuterį ir visus kitus. Taigi laikas pažengė į priekį, ten buvo naujų situacijų, nauji žemynai, kurie buvo atrasti, buvo paversti kolonijoms ir taip toliau. Ir tada jis sako, šie 3 žymi didžiuosius Dievo pasiuntinius su jų padėjėjais, 3 vyrai, kurie neša žmonėms žinią iš Dievo. Jis manė, kad tai vyrai. Pirmasis ragina bijoti ir garbinti Dievą. Antrasis skelbia Babilono žlugimą. Trečiasis įspėja apie žvėrį. Laimingi tie, kurie teisingai naudojasi šiomis dieviškomis žiniomis. Skrieja, reiškia vyksta greitai. Dangaus viduryje, tai žemės platybėse, visur, žinia yra visuotinė, turinti amžiną evangeliją. Tada jis tai apibendrina, sako, ne evangelija taip vadinama, o evangelija arba džiaugsminga žinia, turėjusi turėti įtakos visiems amžiams, skelbti visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms, tiek žydams, tiek pagonims, kiek apėmė žvėries valdžia. Turime žinoti, kad šie reformatoriai labai aiškiai suprato, kas yra žvėris. Visi jie sakė, kad tai buvo Romos sistema, Romos katalikų sistema. Nuo Liuterio, Melanktono, Kelvino laikų visi reformatoriai, įskaitant Džoną Wesley, buvo labai aiškus šiuo klausimu, kad žvėris yra Romos katalikybė. Taigi, kiek ta įtaka buvo plati ir buvo visuotinė, tiek plačiai 3 angelų žinios turėjo sklisti. Toks buvo jų supratimas. Jį reikia šiek tiek pakoreguoti, bet galime pažvelgti į tai. Jei pereitume prie knygos Didžioji kova, čia sakoma, skelbti Evangeliją
pavesta žmonėms, o ne angelams. Šventieji angelai tik vadovauja šiam darbui ir yra atsakingi už didžiojo žmonių išgelbėjimo darbo eigą. Bet iš esmės evangelizavimo darbą atlieka žemiškieji Kristaus tarnai. Tai yra aksioma visame rašte. Tai angelai dalyvauja, Gabrielius ateina ir praneša Danieliui. Danielius yra pranašas, jis neša žinią pasauliui. Dievų tauta studijavo žinią ir kartojo ją visiems. Štai kaip tai veikia. Dievas naudoja žmonės, kad pasiektų žmonės. Ir tai tikrai gana nuostabus dalykas apie Dievą. Tai nuostabus dalykas apie Dievą ir turi kai ką pasakyti apie žmonės. Jis tikrai vertina žmonės. Taip, tiek, kad jis tapo juo. Bet mes dar pakalbėsime apie tai. Taigi kyla klausimas, kas turi perduoti pasauliui šią paskutinę įspėjimo žinią. Labai svarbu, kad žinotume, kas neša žinią, nes ne visi ten skelbia apie 3 angelus. Ne. Wesley pamokslavo apie tai, jis neturėjo pilno supratimo, kas tai yra. Jis žinojo tam tikrus komponentus, bet jo pasekėjai nesako nė žodžio. Ne, ne vieno žodžio. Yra daug žinių, bet ne ši žinia. Taip, taigi protestantų bažnyčios, bendras protestantų pasaulis neskelbia šios žinios. Taigi pažiūrėkime, Apreiškimo 12:17. Ir įnirto slibinas prieš moterį, tai bažnyčia, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis. Jei tai įtraukėte į pranašišką kontekstą, tai yra susiję su 1260 dienų pranašystė, kuri tęsiasi nuo 538 metų po Kristaus, kai popiežiaus valdžia įgavo politinę įtaką, iki tada, kai ji buvo sunaikinta 1798 metais ir tuo valdžios laikotarpiu Dievo bažnyčia pranašavo apsivilkusi ašutiniais. Jie neturėjo Biblijos, jie buvo persekiojami, jie bandė daryti tai, ką Biblija ir Šventasis raštas sako, jie buvo naikinami, jie buvo persekiojami, jie buvo atvesti prieš inkviziciją, jie buvo su ašutinėmis. Po 1798 metų jie buvo paleisti iš tų pančių. Ir visa politinė sistema pasikeitė, kaip sakėme. Tais laikais bažnyčia ir valstybė diktavo viską, taip. Taigi ši moteris, kuri buvo persekiojama ir pabėgo į dykumą, buvo protestantų bažnyčia, kuri skelbė Bibliją. Bet jai nebuvo leista to daryti pagal tą sistemą. O tada iš jos išėjo likutis. Taigi šis likutis turi atsirasti pasibaigus pranašiškajam laikotarpiui 1798 metų ir jie turi tam tikrus kriterijus, nes tai yra jos palikuonis. Taigi, kitaip tariant, tai turi būti Biblija paremta organizacija arba grupė. Ir jų savybės yra tai, kad jie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. Tai jų savybės. Na, kaip sakėte, tokie yra kriterijai. Tu turi turėti abu. Taip, nepadėsi, jei turi tik vieną ir stovi ant vienos kojos. Teisingai, jie turi turėti Jėzaus liudijimą ir turi laikytis Dievo įsakymų. Taigi, paklauskime, koks yra Jėzaus liudijimas. Mes jį randame Apreiškimo 19 skyriuje nuo 9 eilutės. Rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Taigi, Martinai, mes turime laiko tarpą. Tai turi būti prieš pat Kristaus ateimą, nes yra kvietimas į vestuvių vakarienę. Taip. Taigi tai yra pabaigos laiko žinia. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti. Taigi Jonas krenta angelui po kojų, bet angelas jį pakelia ir sako, nedaryk to, tu turi garbinti Dievą. Bet jis įspėjo, žiūrėk, kad to nedarytum, juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink, nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Taigi pranašiška dovana taip turi būti neatskiriama likučio dalis. Taip. Taigi mes turime du aspektus. Jie laikosi Dievo įsakymų ir turi pranašišką dovaną. Jie turi pranašystės dvasią.
tai jie turi turėti. Taigi jie turi būti pagristi Biblija, jie turi tikėti Jėzų Kristų kaip viešpatį, nes jie turi Jėzaus liudijimą. Taip. Vadinasi, ta krikščioniška organizacija, tai nėra kietų mokslas. Ir yra kriterijai, net, kaip jūs minėjote, pranašiška dovana taip pat turi kriterijus. Todėl ne kiekvienas praeivis gali būti pranašas. Jie turi laikytis kriterijų. Gerai. Tai buvo išpranašauta, kad įvyks Dievo dvasios išsiliejimas ir kad pranašiškos dovanos vėl pasireikš. Ir mes tai randame Joelio knygos 2 skyriaus nuo 28 eilutės. Paskui išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir dukteris pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų. Taigi laikų pabaigoje pasireikš Dievo galia. Net ant vergų, vyrų ir moterų, tomis dienomis išliesiu savo dvasią. Taigi čia nėra diskriminacijos dėl lyties. Ne, tai gali būti ant vyrų ir moterų. Parodysiu ženklus danguose ir žemėje, kraują, ugnį ir dūmų stulpus. Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai viešpaties dienai. Tai buvo fizinis pasireiškimas, kuris turėjo įvykti. Ir tai iš tikrųjų įvyko, nes Naujojoje Anglijoje išgyvenome tamsiąją dieną, patyrėme baisųjį žemės drebėjimą ir visus šios pirmtakus. Dabar nesigilinsime į visas šias pranašiškas detalės, nes norime susikoncentruoti ties žinia, bet šie dalykai iš tikrųjų įvyko, taigi jie nustato laiko tarpą. Tuomet, kas tik šauksis viešpaties vardo, tas bus išgelbėtas. Taigi čia yra sąlyga. Tu turi sugrįžti į harmoniją su Dievu ir šauktis viešpaties vardo. Kitaip tariant, Kristus turi būti centre. Turite žinoti, kas yra išganimo planas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip viešpats sakė, tarp išlikusių bus viešpaties šaukiamieji. Taigi bus likutis. Kokios sąlygos supa šį likutį? Likutis laikytis įsakymų ir turėti Jėzaus tikėjimą. O Jėzaus tikėjimas yra pranašystės dvasia, tiesa. Taigi laiko pabaigoje yra labai specifinė grupė, tai likutis. Jie turi labai specifinius identifikavimo bruožus. Jie yra krikščionys, nes šaukiasi viešpaties vardo. Jie turi Jėzaus liudijimą, pranašišką dovaną savo tarpe ir laikosi Dievo įsakymų. Taip. Tai grupė, kuri atneš paskutinę žinią. Kam skirta žinia? Visam pasauliui. Gerai. Martinai, yra 3 angelų žinios įžanga. Kitaip tariant, Apreiškimo 14 skyriaus nuo 1 iki 5 eilutės nustato žinios etapą, kuri prasideda 6 eilutėje. Ir ji susijusi su 144 tūkstančiais. Biblija mums nepasako, kas iš tikrųjų yra 144 tūkstančiai, bet jie yra tie, kurie išgyvena šį bėdų laiką. Ir tai yra simbolinis skaičius. Ir mes nežinome, kodėl jie yra. Todėl nėra prasmės spėlioti, kas jie yra. Ir čia sakoma, ir aš išvydau, štai avinėlis bestovys ant Siono kalno, ir su juo 144 tūkstančiai turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytų savo kaktuose. Kitaip tariant, jie buvo suderinti su Dievo charakteriu, todėl iš tikrųjų galime sakyti, kad jie sutapo su Dievo įstatymu. Taip, taip yra, nes charakteris, kaip sakėme ankstesnėje serijoje, yra įstatymas. Taigi, galime sakyti, kad jie susiderino su Dievo įstatymu ir todėl atspindi jo charakterį. Paskutinę žinią atneš tie, kurie laikosi įsakymų. Taigi, kitaip tariant, jie taip pat turi atitikti tuos reikalavimus. Antra eilutė. Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šnokštimą ir tarsi galingo griaustimo dundėjimą. Garsai
kuriuos girdėjau, buvo tartum arfininkų skambinančių arfomis. Jie giedojo naują giesmę priešai sostą, 4 būtybės ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės išskyrus tuos 144 000 atpirktus iš žemės. Taigi tai išvadavimo giesmė. Kaip Mozė turėjo išlaisvinimo giesmę, kuriai vadovavo Marijama, taip čia bus išlaisvinimo giesmė, kurią tikriausiai ves simbolinė Marijama, ir tai bus Mozės ir avinėlio giesmė. O tada, 4 eilutė. Tai tie, kurie nesusitepę su moterimis. Gerai, sustokime čia, Martinai. Ar žinai, kas yra moters simbolis? Mes apie tai kalbėjome. Tai bažnyčia, bažnyčios. Taigi, jie nebuvo sutepti bažnyčių. Kitaip tariant, jie gavo savo doktrinas ne iš klaidingų išpažinimų. Jie gavo savo doktrinas iš Dievo žodžio. Jie matavo Biblijos skalėje tai, ką išgirdo, ir priėmė tik tai, kas dėrėjo su Dievo žodžiu. Jei tai buvo spėjimas, jei tai buvo pagrįsta žmogaus samprotavimu, ir atminkite, kad proto galia Prancūzijos revoliucijos metu buvo pakelta iki dievybės lygio, nes buvo garbinama deivė protas. Kitaip tariant, žmogaus mąstymas buvo iškeltas aukščiau dieviškojo mąstymo. Taigi šie žmonės nebuvo sutepti šių moterų, šių bažnyčių. Jie kruopščiai tikrino žinę. Jie buvo nekaltos mergelės. Kitaip tariant, jie nebuvo neištikimi. Jie nemiegojo, kur papuola, dvasiškai kalbant. Jie buvo ištikimi žiniai ir Jėzaus liudijimui. Ir jie ruošėsi vestuvėms. Taip. Jei imsi palyginimą apie 10 mergelių, tai jos visos buvo mergelės, ieškančios įėjimo į karalystę. Jie lydi avinėlį, kur jis tik eina. Jie neseka žmonės. Jie seka avinėlį. Taigi, jei žmogus tau sako, turi daryti tą, aną ar kitą, eik ir pasižiūrėk knygoje. Taip, kad pamatytum, ar tu seki avinėlį, ar tu seki žmogų. Taip. Čia mes pateksime į labai įdomų dalyką, ypač kai pasieksime žinią. Pažiūrėk apie ženklą. Taip, jie atpirkti iš žmonijos, pirmienos Dievui ir avinėliui. Taigi jie priėmė atpirkimo planą, jie priėmė atpirkimą arba sąlygas, kurios yra susijusios su išganimo planu. Taip, Dievas nepašalino Adomo ir Ievos iš Edeno sodo, arba nepašalino šėtono ir jo kariuomenės iš dangaus vien tam, kad leistų jiems grįžti į tą patį nepaklusnumą, tiesa. Jų lūpose nerasta melo, jie tau nemeluoja, jie bus teisingi, nes jie yra be kaltės prieš Dievo sostą. Vienintelis būdas būti nepriekaištingam prieš Dievo sostą yra, jei priimi Kristaus teisumą. Taip. Taigi jie yra be kaltės ne dėl to, kad jie yra aukštesnės būtybės negu bet kas kitas, bet todėl, kad jie priėmė išganimo planą ir buvo apsirengę Kristaus teisumu. Taip, jie ten nestovi patys, jie mirė savo ir Kristus gyvena juose. Taigi tai yra įžanga. Žmonės, kurie perduoda žinią, turi tilpti į šią kategoriją. Tai yra reikalavimo dalis. Taip. Taigi, ar galite būti ekumeninėje taryboje? Ne, nes tai jau sako, kad susiteps moterimis. Martinai, tu čia labai atviras. Bet taip sako Biblija. Gerai. Taip, mes turime labai atidžiai žiūrėti šios dalykus. Štai dar viena citata iš Biblijos komentaro. Tie, kurie laikosi Dievo įsakymų, tie, kurie gyvena ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų, sudaro gyvojo Dievo bažnyčią. Kitaip tariant, jie vadovaujasi planu, kuris yra Biblija. Taip, tie, kurie pasirenka sekti Antikristą, yra didžiojo atsimetimo pavaldiniai. Taigi, jei sėdėsite ekumeninėje taryboje,
ir susitaikote su kompromituota situacija, tuomet esate didžiojo atsimetimo pavaldiniai. Būdami po šėtono vėliava, jie laužo Dievo įstatymą ir verčia kitus jį pažeisti. Jie stengiasi taip suformuoti tautų įstatymus, kad žmonės parodytų savo ištikimybę žemiškoms vyriausybėms, trypdami Dievo karalystės įstatymus. Ar ne tai būtent, ką tik pasakėme? Būtent tai ir taip pat būtent tai, ką matote vykstant. Visai neseniai buvo labai įdomus susitikimas Vatikane, kuriame buvo aptartas visas seksualumo klausimas ir kas yra laukiamas Dievo karalystėje, o kas ne. Ir buvo nemažai vyskupų, kurie buvo priešiški dėl kai kurių dalykų, kurie artėjo. Bet tai, kas ten buvo sakoma, pamėgdžiojama ir protestantų bažnyčiose, būtent tai nieko nesiskiria. Ir tai yra sukompromituoti klausimai su pasaulio problemomis ir neturi nieko bendra su Dievo žodžiu tiesa. Taigi palikime tai ten, nesigilinkime toliau. Jie stengiasi taip suformuluoti tautų įstatymus, kad žmonės parodytų savo ištikimybę žemiškoms vyriausybėms, trypdami Dievo karalystės įstatymus. Tai jie ir darys, ir apie tai yra įspėjamoji žinia. Šėtonas nukreipia protus nesvarbiais klausimais, kad jie turėdami aiškiai ir išskirtinę viziją nepamatytų labai svarbių dalykų. Priešas planuoja pavergti pasaulį. Ir 3 angelų žinios planuoja išlaisvinti pasaulį. Taip, abu eina visoms tautoms, kalboms ir žmonėms. Ir jūs turite pasirinkti. Taigi jūs turėsite vieną žinią, kurie pumpuos žiniasklaidą ir bažnyčios, ir jūs turėsite kitą šios grupės žinią, kuri bus mažumos žinia, nes tai yra likutis, tai mažuma, tai nėra populiariai, ne. Martinai, kas neša 3 angelų žinias į pasaulį? Įvardink man denominaciją. Tai nestumti konkrečią denominaciją, tai tik fakto patvirtinimas, kuri konfesija skelbia 3 angelų žinią. Nėra kitos kaip tik 7 dienos adventistų bažnyčia. Gerai. Taigi, ypatinga prasme, 7 dienos adventistai buvo nustatyti kaip sargybiniai ir šviesos nešėjai pasaulyje. Jiems buvo patikėtas paskutinis įspėjimas dėl žūvančio pasaulio. Na, jūs galite išbandyti. Paklauskite savęs, kas skelbia 3 angelų žinias. Niekas kitas kaip tik 7 dienos adventistai. Jiems buvo patikėtas paskutinis įspėjimas dėl žūvančio pasaulio. Ant jų spindi nuostabi Dievo žodžio šviesa. Jiems buvo duotas solidžiausias darbas – 1., 2. ir 3 angelų žinios skelbimas. Vėlgi ištirkite, niekas kitas jos neskelbia. Niekas. Nėra kito tokio svarbaus darbo. Jie neturi leisti niekam kitam patraukti jų dėmesio. Tai turi būti jų darbas. O jei jie yra nukreipti ir daro kitus dalykus, tada neklausykite jų. Klausykitės tų, kurie skelbia 3 angelų žinias, nes tai jie turėtų daryti. Kai Biblija sako, būtent, jie yra tie, kurie laikosi reikalavimo. Taigi, tai atveda mus prie pačios žinios. Kokia yra žinia? Ir kodėl ji tokia svarbi? Ir atsižvelgiant į politinį ir religinį kontekstą, kuriame tai vyksta, ir istorinį laikotarpį, kuriuo tai vyksta. Labai svarbu, kad mes atidžiai išskaidytume tai, kas čia parašyta. Taip. Gerai. Žinios prasideda Apreiškimo 14:6. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Taigi čia reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Dangaus viduriu. Prisiminkite, ką Veslis pasakė? Plačiuose keliuose, visuose keliuose, kaip jis pasakė. Ji turi sklisti visur. O kokia yra žinia? Tai amžinoji evangelija. Būtent. Tai ar bažnyčios neskelbia evangelijos, Martinai? Taip, jos skelbia. Na, anot jų. Bet ar jos skelbia amžinąją evangeliją? Ar jos skelbia dalį evangelijos? Taip. O gal jos skelbia kitą evangeliją? Taip, ir tai. Argi Biblija
Ir ar Paulius aiškiai nepasako, kad jei kas skelbia kitą evangeliją, jis yra prakeiktas? Taip, taigi ar gali būti, kad žmonės skelbia kitą evangeliją? Gali būti, net to nežinodami. Gerai, taigi turi būti labai svarbu, kad amžinoji evangelija būtų vėl skelbiama. Kam? Kiekvienai tautai, giminiai, kalbai ir žmonėms. Tai turi būti visuotinė žinia. Taip. Yra tik dvi bažnyčios, kurios yra tikros visuotinės. Ar žinai tai? Tai Romos katalikų bažnyčia ir 7-osios dienos adventistų bažnyčia. Tai vienintelės dvi. Kitos gal yra plačiai atstovaujamos, bet tik dvi yra visuotinės. Jis šaukė galingų balsu, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Taigi vėlgi, čia yra suskaidyta. Pirmoji dalis – bijok Dievo ir duok jam šlovę. Antroji dalis – jo teismo valanda atėjo. O trečioji dalis – šlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Tai yra amžinoji evangelija. Tai yra visuotinė evangelija. Ir joje yra labai specifinė žinia. Ir visa tai, ypač paskutiniai 3, kuriuos minėjome, ir iš tikrųjų net amžinoji evangelija, nurodo į tą patį Dievą. Taip, visada į tą patį Dievą. Gerai, suskaidykime. Žinia skrenda dangaus viduriu. Apreiškimo 18:13. Apreiškimo 8:13. Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu lekiantį angelą. Tai paraleliniai tekstai, kuriuos mes cituojame, kuris garsiu balsu skelbė: vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų 3 angelų trimitų garsų. Taigi čia yra trimitų žinia. Tai taip pat visuotinė žinia dangaus viduryje ir yra paskelbimas vargo, teismo artėjimą. Taip, teismas ir įspėjimas. Taigi, kai Dievas paskelbė, kad artėja teismas, žinia keliauja dangaus viduriu. Jis nori, kad visi tai žinotų. Kodėl? Nes jis nori, kad visi būtų išgelbėti. Jis visus myli. Tada, žinoma, yra apreiškimo 14:6, kur žinia taip pat skrieja dangaus viduriu. Visi turi žinoti. Ir tada yra apreiškimo 19:17. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šiandien į didįjį Dievo pokylį. Taigi čia yra galutinis nuosprendis. Ir melagingi elementai taip pat skraido dangaus viduriu. Bet jie dalyvaus vakarienėje, kurioje niekas tikrai nenori dalyvauti. Taip. Taigi, visa tai iš esmės yra teismo žinios. Taip, vargas, vargas, jau sako jums tai. Visi jie yra teismo žinios. Ir Dievas nori, kad visi žinotų. Taigi, tai turi būti labai ryški žinia. Taip. Ir niekas nėra numylėtinis, ir niekas nėra atstumtas. Kiekvienas turi pasirinkti. O jei pasirinksi, tai netapsi geresniu už kitus žmonės. Tai tik reiškia, kad jūs priėmėte Evangeliją tokią, kokia jis skelbiama Dievo žodyje. Taigi amžinoji Evangelija. Žodis amžinoji pasitaiko Karaliaus Jokūbo versijoje 91 kartą. 16 kartų kalbama apie sandorą, kuri yra amžina, o kitus kartus kalbama apie Dievą, kuris yra amžinas, arba daugelį kitų dalykų. Bet 16 kartų tai nurodo sandorą. 1 Metraščių 16:14 sako, jis viešpats yra mūsų Dievas, visoje žemėje galioja jo žodžiai. Atsiminkite per amžius jo sandorą, pažadą duotą 1000 kartų. Sandora yra nepajudinama. Ir ji taip pat amžina. Ji nekeičiama. Ji prasidėjo pradžioje. Taip. Ir ji visada susijusi su įstatymu. Ir tada žmonės sako, bet yra nauja sandora. Bet nauja sandora sako, aš įrašysiu savo įstatymą tavo širdyje. Tai tas pats, tai vis tiek tas pats.
Ir užuot taikę tai kaip ritualą, supraskite, apie ką kalbama. Įsidėkite į širdį, tiesa, nes Dievas matė, kad tai jiems nepadėjo, nes jie ritualą galėjo atlikti, bet jie pamiršo, ką tai reiškia. Todėl tai turi būti širdies religija, o ne darbų religija. Sandora, kurią jis sudarė su Abraomu, prisiekė Izaokui, 17 eilutė, ir patvirtino įstatų Jokūbui, Izraeliui, kaip amžiną sandorą. Taigi, sandora yra susijusi su įstatymu. Kaip sakėme paskutinėme pristatyme, jūs negalite atskirti įstatymo ir Dievo charakterio ir negalite turėti teismo be įstatymo. Čia yra citata iš krikščioniškojo ugdymo pagrindų. Kristus atėjo žmonijos pavidalu gyventi pagal Dievo įstatymą. Jis buvo gyvenimo žodis. Jis atėjo būti išgelbėjimo evangelija pasauliui ir įvykdyti kiekvieną įstatymo punktą. Jėzus yra žodis, vadovas, kurį reikia priimti ir jo laikytis kiekvienu konkrečiu atveju. Kaip būtina, kad ši tiesos kasykla būtų ištirta, o brangus tiesos lobiai atrasti ir saugomi kaip turtingi brangakmeniai. Kristaus įsikūnijimas, jo dieviškumas, atpirkimas, jo kaip mūsų gynėjo nuostabus gyvenimas danguje, šventosios dvasios pareiga, visos šios gyvos krikščionybės temos atskleidžiamos nuo pradžios knygos iki apreiškimo. Martinai, tai yra išganimo plano esmė, tiesa? Taip, amžinoji evangelija. Taip. Ir tai nuo pradžios knygos iki apreiškimo. Evangelija buvo paskelbta pradžios knygoje Adomui ir Ievai. Mesijo pažadas buvo duotas Adomui ir Ievai. Kainas ir Abelis gavo nurodymus, kaip veikia išgelbėjimo planas. Jie turėjo atnešti avinėlį, nurodantį į Jėzų Kristų, kurį reikėjo paaukoti. Na, net Adomas ir Ieva turėjo aukoti avinėlį, taip. Ir Kainas nusprendė, ne, jo paties darbai buvo pakankamai geri. Taigi, tai kova tarp tikėjimo ir darbų, kurie egzistuoja nuo pat pradžių. Tai nuostabu. Taigi, jei paimsite pirmojo angelo žinią, ji jums pasakys amžinąją evangeliją. Evangelija jau buvo duota Adomui ir Ievai, teisingai. Niekas nepasikeitė. Auksinės tiesos grandis sudaro evangelinės tiesos grandinę, o pirmasis ir pagrindinis yra didieji Kristaus Jėzaus mokymai. Kodėl tada raštai neturėtų būti taurinami ir aukštinami kiekvienoje mūsų krašto mokykloje? Kaip maži vaikai mokomi studijuoti Bibliją kaip Dievo žodį ir maitintis jos tiesomis, kurios yra Dievo sūnaus kūnas ir kraujas. Argi Biblijos nebuvo pašalintos, Martinai? Taip. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Jei nesuprantame švento rašto ir savo supratimu nepagrysime šventų raštų, būsime suklaidinti. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Kas valgo mano kūną, geria kraują, tai yra ir toliau priima Kristaus žodžius ir juos vykdo, tas turi amžiną gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Tai aiškiai ir tiesiai. Štai kodėl likutis laikysis įsakymų ir turės Jėzaus tikėjimą, kas yra pranašystės dvasia. Tai tiksliai sako jums tą patį. Kodėl šėtonas ir jo kariuomenė buvo išmesti iš dangaus? Nes jie maištavo, jie nenorėjo laikytis įsakymų ir jie maištavo prieš Jėzų. Taip, taigi šėtonas atsisakė paklusti Dievui, troško Dievo padėties, jis troško tos padėties šalia sosto. Ir todėl jis sulaužė 10 įsakymą ir tuo sulaužė 1, o sulaužęs vieną tapo žudiku ir melagiu ir sulaužė juos visus. Taip, gerai. Kodėl Adomas ir Ieva buvo pašalinti iš Edeno sodo? Ta pati priežastis. Dėl nepaklusnumo jie norėjo aukštesnio išsilavinimo ir aukštesnės padėties, nei turėjo anksčiau. Taigi principas tas pats. Taip, jis buvo susietas su vaisiu ir tai buvo tokia smulkmena. Taip ir turi būti. Taip, bet tai buvo daug didesnė pasekmė, noras būti kažkuo, kas tau nebuvo suteikta nuo pat pradžių.
Tai suteikia mums foną. Taigi, jei paimsite, mes turime tą dalį, kurią minėjome, tai tas pats Dievas pirmojo angelo žinioje, kuriam turime suteikti garbę. Taigi, akivaizdu, jei tai skaitote, tai yra Jėzus Kristus. Taigi, įstatymas ir malonė negali būti atskirti. Tik per priskiriamą ir perduotą Kristaus teisumą žmogus gali būti išgelbėtas. Kryžius yra garantija, kad įstatymas nekintamas ir mūsų išgelbėjimas glūdi avinėlio kraujyje. Atskyrę įstatymą ir malonę, susidursite su didelė problema, nes neturite pagrindo teismui, neturite pagrindo teisingumui. Taip, jūs neturite kriterijų, kaip gyventi savo gyvenimą pagal Dievo nurodymus. Jūs turite stovėti ant abiejų kojų, jei stovėsite tik ant vienos, būsite luošas. Taip. Martinai, žmonės sako, jei laikotės įstatymų, tai yra raidės įsikibimas. Tai priklauso nuo to, ar laikotės įstatymo, kad būtumėte išgelbėti, ar laikotės įstatymo, nes esate išgelbėti. Toks yra skirtumas. Taip, čia yra citata iš tikėjimo darbų. Tas, kuris savo darbais, laikydamasis įstatymo, bando pasiekti dangų, bando padaryti neįmanoma. Žmogus negali būti išgelbėtas be paklusnumo, bet jo darbai neturėtų būti iš jo paties. Kristus turėtų veikti jame norą ir daryti pagal savo malonumą. Jei žmogus galėtų išgelbėti save darbais, jis turėtų kažkuo džiaugtis savyje. Pastangas, kurias žmogus deda savo jėgomis, siekdamas išganimo, vaizduoja Kaino auka. Ar ne tai, ką tik sakėme, viskas, ką žmogus gali padaryti be Kristaus, yra užteršta egoizmu ir nuodėme, bet tai, kas daroma per tikėjimą, yra priimtina Dievui. Kai mes siekiame įgyti dangų per Kristaus nuopelnus, siela daro pažangą. Žvelgdami į Jėzų, mūsų tikėjimo pradininką ir užbaigėją, galime eiti iš stiprybės į jėgą, iš pergalės į pergalę, nes per Kristų Dievo malonė padarė mūsų visišką išganimą. Taigi išganimas yra centruotas į Kristų, taip, tačiau tai neatmeta paklusnumo, nes jumyse veikiantis Kristus sukurs paklusnumą, jis tai padarys. Ir kaip toje paskaitoje apie Dievo charakterį, jei jo įstatymas yra jo charakteris, tai akivaizdu, kad kai turėsite Kristaus malonę ir Kristaus teisumą, jūs atspindėsite tą charakterį, kas yra įstatymo laikymasis. Taigi, iš esmės, ką mes dabar darome, tai sakome, kas yra amžinoji evangelija. Taip, mes pateikėme jos apibūdinimą. Teisingai. Gerai, antroji dalis yra ta, kad ją turi išgirsti kiekviena tauta, giminė, kalba ir žmonės. Žmonės turi suprasti, kad yra išganimo planas, yra gelbėjimo planas. Martinai, tik įsivaizduok, įstatymas buvo pažeistas danguje, o tie, kurie jį pažeidė, atsisakė atgailauti, jie prarado savo vietą danguje, tiesa? Adomui ir Ievai buvo suteikta galimybė, jie ją sulaužė, bet jie buvo apgauti. Taip. Taigi, užjaučiantis Dievas pažvelgė į juos ir žinojo, kad įstatymas pasmerkė juos mirčiai. Ir kaip dabar juos išgelbėti? Nes teisingumas reikalavo nusikaltėlio mirties. Taigi pats Dievas nusprendė prisiimti pasekmes. Įsivaizduokite Kristų be nuodėmės, kuris nebuvo linkęs į nuodėmę, nusileidžia tapti žmogumi, prisiima žmogiškumą, bet be nuodėmės. Biblija yra labai aiški. Jis buvo be nuodėmės, jis buvo be polinkio nusidėti. Tačiau jis buvo pasirengęs prisijimti nuodėmės pasekmes. Kiekvieno žmogaus nuodėmė, kuris kada nors turėtų gyventi ant savęs. O pasekmės yra mirtis, bet pasekmės sukelia fizinę ir psichinę kančią ir jis buvo sužalotas mūsų vardu, bet buvo pasirengęs tai padaryti. Per jo kraują ir jo kančias galime gauti išgelbėjimą, nes kaina buvo pilnai sumokėta. Taip,
už pasiekmes, bausmę už įstatymo pažeidimą. Bet kokia buvo sąlyga? Mirtis. Tu turi priimti jo atpirkimą. O taip, teisingai, turėjai priimti jo atpirkimą ir tu gauni nurodymą. Eik ir daugiau nenusidėk, neperženk įstatymo. Ir aš tau padėsiu, aš dirbsiu tavyje. Tau reikia mirti savo. Senasis žmogus turi mirti kasdien. Ir Kristus veiks jumyse darbus, kuriuos gali atlikti tik jis. Tai yra išganimo planas, tai yra amžinoji evangelija, tai yra geroji žinia. Bet kaina yra mirti savo, taip, ir duoti Kristui, leisti jam veikti tavyje. Žinia taip pat turi nukeliauti į kiekvieną tautą, giminę ir kalbą. Pranašui Izajui buvo duotas šlovingas apreiškimas apie galutinį Dievo tautos atkūrimą, nurodant pabaigos laiką. Turi būti restauracija. Taip, taigi aišku, kažkas įvyko ne taip. Žmonijai buvo pristatyta šlubuojanti evangelija. Išimtas iš jos paklusnumas arba pakeistas įstatymas. Taip, kad tu savo išgelbėjimą grindei kitu Kristumi, kuris laikėsi ne tų įsakymų, o kitų įsakymų. Tai neturi prasmės. Izaijo 56:6 eilutė. Ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandoros. Ar tai galioja tik Izraeliui, ar ir svetimšaliui? Ir svetimšaliui, tai reiškia kiekvieną žmogų. Ar tai apėmė šabą? Taip, labai ryškiai. Taigi, ar tai apima visus 10 įsakymų? Taip. Gerai, nes tai yra sandora, ar ne? Taip. 7 eilutė. Aš nuvesiu į savo šventąjį kalną ir pradžiuginsiu juos savo maldos namuose. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamosios aukos ant mano aukuro, nes mano namai bus vadinami maldos namais visoms tautoms. Ar jie visi turi laikytis šabo? Visi. Deginamoji auka yra priimtina, argi tai ne Jėzus Kristus ant kryžiaus? Taip. Ir nesilaikyti savo įsakymų, nesilaikyti savo šabo, Dievo šabo. Teisingai, nes čia sakoma, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina. Tai žodis viešpaties Dievo, kuris renka Izraelio išblaškytuosius. Aš surinksiu per jį ir daugiau kitų, be jūsų, kurie jau esate surinkti. Tai bus visuotinė žinia. Taigi čia yra skelbimas ir visi visame pasaulyje turės išgirsti šią žinią. Martinai, čia yra dar viena citata iš pranašų ir karalių. Ši šlovinga pasaulio šviesa turėjo atnešti išgelbėjimą visoms gentims, kalboms, tautoms ir giminėms. Apie jam paskirtą darbą pranašas išgirdo amžinąjį tėvą sakant, per maža, sako jis, tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo giminės ir sugrąžinti Izraelio likutį. Aš padarysiu tave ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Tai visuotinė žinia. Ir vėlgi tai ne tik vienai tautai ar vieniems žmonėms. Pagonys, žydai ir nemylimiausi. Visi. Ar hinduistai turi tai išgirsti? Taip. Ar musulmonas turi tai išgirsti? Visi. Ar žydai tai turi išgirsti? Taip. Ar žydai atmetė Jėzų kaip Mesiją? Taip. Ar hinduistai turi Jėzų kaip savo Mesiją? Ne. Ar musulmonai laiko jį savo Mesiju? Ne. Ar budistai jį laiko savo Mesiju? Ne. Ar jie turi išgirsti šią žinią? Kiekvienas vienas. Taip. Bet ką sako popiežius? Ne, neprozelituokite. Taigi, malonės metu tave išklausau, išganimo dieną tau padedu. Sukūriau tave, paskyriau tave sandorą tautai, kad atstatytum kraštą ir išdalytum nuniokotus paveldus. Sakyk kaliniams, išeikite, ir tiems, kurie tamsybėse, eikite į šviesą. Žiūrėk, jie ateina iš toli, vieni iš šiaurės ir vakarų, o kiti iš sienės šalies. Daug žmonių priims tiesą, bet ji bus pasėta su raugėmis. Ir taip pat, kokia yra 3 angelų žinių priežastis?
Tai įspėjimasis pranešimas. Gerai. Kai kurie žmonės tai priims, bet tikriausiai dauguma nepriims. Teisingai, mums reikia šiek tiek daugiau patvirtinimų. Dabar žinome, kad tai amžina evangelija, ji niekada nepasikeitė, nebuvo modifikuota, nebuvo minimalizuota, kitaip tariant, kad būtų lengviau. Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą. Pakartoto įsakymo 6 antroje eilutėje. Pažiūrėkime, ką iš tikrųjų tai reiškia. Pagarbiai bijotų viešpatė savo Dievo visas dienas ir laikytųsi visų jo įstatų ir įsakymų. Tai tas pats yra pirmo angelo žinioje. Bijokite Dievą ir atiduokite jam pagarbą. Taigi, ką reiškia bijoti Dievą ir duoti jam pagarbą? Tai reiškia laikytis jo įsakymų. Taip. Idant tu, tavo vaikai ir vaikų vaikai ilgai išsilaikytų. Ar tu dabar supranti, Martinai, kodėl tik tie, kurie laikosi įsakymų, gali nešti žinią? Kai esi harmonijoje su tuo, ko Dievas nori su savo žinia. Gerai, taigi jei jis sako, bijok Dievo, tu turi tai parodyti, laikydamasis visų jo įstatų ir jo įsakymų. Paimkime kitą eilutę, pakartoto įstatymą 8.6. Todėl laikykis viešpatės savo Dievo įsakymų, eidamas jo keliais ir pagarbiai bijodamas jo. Taigi, kaip parodyti, kad bijai jo? Kitaip tariant, gerbk jį. Taip. Nebijoti, nedrebėti ir nevirpėti, nes mes turime Dievą, kuris yra labai arti mūsų, tiesa. Ir vėl Dievo baimė siejama su įsakymais. Paeikime kitą eilutę, pakartoto įstatymą 13.4. Viešpatį savo Dievą seksite, tik jo bijosite, tik jo įsakymų laikysitės, tik jo balsui paklusite, tik jam vienam tarnausite, tik prie jo ištikimai glausitės. Ar mums yra tas pats nurodymas? Taip. O dabar tiems, kurie galbūt nematė 173 serijos apie Dievo charakterį, eikite ir pažiūrėkite. Tai ne įsakymas žmonėms, tu turi tai padaryti arba tu pražūsi. Tai iš tikrųjų yra kvietimas, tai yra pakvietimas ir tada yra santrauka. Mokytojo 12.13. Išgirskime viso reikalo pabaigą. Bijokime Dievo ir laikykimės jo įsakymų, nes tai yra visa žmogaus pareiga. Taigi, Martinai, tik tie, kurie supranta šį klausimą, gali perduoti žinią. Tie, kurie nesupranta arba tiki, kad įstatymas buvo panaikintas, jie negali perduoti šios žinios. Štai kodėl jie to ir nedaro. Ir todėl jie pyksta ant tų, kurie tai daro. Taigi, šlovinti Dievą reiškia atskleisti jo charakterį savajame ir tai padaryti jį žinomu. Mes turime parodyti Dievo charakterį savo charakteriu. Tai reiškia, kad turime dėrėti su Dievo valia. Martinai, jei bandysite tai padaryti, bet kokiuose santykiuose turėsite problemų. Taip, ir kokiu tik būdu mes darome žinomų tėvą ar sūnų, mes šloviname Dievą. Taigi, kai laikotės įsakymų, jūs šlovinate Dievą ir iš tikrųjų siunčiate žinią, net nieko nesakydami. Taip, mes esame viešpaties krauju nupirktas paveldas. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbiai, cituojame 1 Korintiečiams 10.31. Tai Dievas reikalauja iš kiekvieno, kuris sudarys jo šeimą dangaus karalystėje. Reikia nugalėti visą egoizmą, turime būti ištikimi Dievui, ištikimi kaip plienas jo įsakymams. Žmonės kuria įstatymus ir labai uoliai juos įgyvendina, tuo pat metu jie peržengia aukščiausią galingiausio valdovo įstatymą. Jį jie bando padaryti negaliojančiu. Jie iškelia žmogišką aukščiau dieviškojo. Kaip už tai jų nebausti, tai viešpaties žodis, cituojama Jeremijo 5.9. Taip Dievas atlygins kiekvienam žmogui pagal jo darbus. Ar tokia situacija ir status quo yra pasaulyje? Būtent yra. Jei matote neteisėtumą, tiksliai matote, kad viskas griūva. Iš tikrųjų neteisėtumas yra išaukštinamas, taip. O tie, kurie nori laikytis įstatymų, yra pašiepiami, taip. Tada yra kitas žinios komponentas. Ir tas komponentas sako, atėjo jo teismo valanda. Martinai, kada ši žinia išėjo? Po 2300 dienų pranašystės. Taigi ji baigėsi po 1844 metų, tiesa,
Labai gera taip pat yra 151 serija, kurią reikia pažiūrėti. Yra apie pabaigos laikus, dienų pabaigą ir visą tai, kad būtų galima tiksliai pamatyti, kur tai tinka, kur tai yra. Gerai. Taigi šioje žinioje skelbiama, kad atėjo jo teismo valanda. Tai yra teismo laikas. Tai yra prieš viešpaties ateimą. Tai labai svarbu. Taigi, kai jis ateis, jo atlygis bus su juo, arba išganimui, arba pasmergimui. Taip, jis neateis ir neteis tada. Ne, teismas bus baigtas, kai jis ateis. Danieliaus 8:14 eilutė. Jis man atsakė 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Tai tokia galinga eilutė. Ką tai reiškia? Danielis to nesuprato. Ne. Ir jam buvo liepta eiti, ilsėtis, jis užmigs. O ką tai reiškia, reikia išsiaiškinti ateityje. Jei jis negalėjo to išnarplioti, net po to, kai Gabrielis jam paaiškino visą kitą, išskyrus šią mažą porciją, kaip manai, ar kiti irgi turės vargo ją aiškinantis? Jie turės ir netgi turėjo vargo 1843 ir 4 metais. Ar gali būti netinkamas pritaikymas, kol galiausiai pasieksite tašką, kai ji bus atidengta? Tai svarbu. Gerai. Danieliaus 8:26. Čia papasakotas vakarų ir rytmečių regėjimas yra tikras. O tu užantspauduok regėjimą, nes jis apie tolimas dienas. Tai užantspauduotas regėjimas. Todėl jis iš tikrųjų nesuprato. Jis nesuprato, kas nutiks po 2300 dienų. Tada šventykla turėjo būti išvalyta. Kas yra ta šventykla, kuri bus išvalyta? Gerai, Danieliaus 9:21. Dar man tebekalbant maldoje, vyras Gabrielius, taigi tai yra angelas, kurį anksčiau buvo matęs regėjime, atsirado greitai skrisdamas pas mane vakaro aukos metu. Jis pamokė mane, kalbėdamas ir tardamas, Danieliau, atėjau duoti tau išminties ir supratimo. Taigi jis paaiškina jam didžiąją dalį regėjimo, bet ši maža dalis uždaryta daugeliu dienų, tai yra ateičiai. Taigi 24 eilutė, 77 skirta tavo tautai ir tavo šventajam miestui, tuomet baigsis nusižengimas, ateis galas nuodėmiai, bus išpirkta kaltė, įvestas amžinasis teisumas, užantspauduoti regėjimai ir pranašystės ir patepta tai, kas švenčiausia. Martinai, ar kas nors gali įvesti amžinąjį teisumą išskyrus Kristų? Ne. Ar gali kas nors padaryti galą nuodėmėms išskyrus Kristų, Jėzų Kristų? Taigi tai yra mesijinė pranašystė, tiesa. Ir ji pateikiama kaip mesijo atėjimo pranašystė. Taigi 70 savaičių turi pradžią ir turi pabaigą. Mes nagrinėjame šią pranašystę kitose serijose, mes jos nenagrinėsime išsamei, tik trumpai pateiksime foną. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranašystę, turėsite pažiūrėti seriją, kurioje nagrinėjama tik ši problema. Taigi dekretas eiti ir atkurti Jeruzalę išėjo 457 metais prieš Kristų. Artakserksas išleido dekretą. Ir tada ji mums pasako, kaip šios savaitės, kurios buvo nustatytos žydų tautai tuo metu, turi būti padalintos. Ir suskaido į dalis. Ir pranašystėje diena prilygsta metams, pranašiškai kalbant. Ir ji numato tikslų laiką, kada Mesijas pradės savo veiklą. Taigi pateikiamas laiko tarpas nuo 457 metų prieš Kristų mes ateiname į 27 metus po Kristaus, kai Mesijas pradeda savo darbą. Taip. 27 mūsų eros metais Jėzus buvo pakrikštytas ir pradėjo savo darbą. Taip, nes jis gimė 4 praeitos eros metais, nes Biblijoje labai aišku, kada jis gimė, o mūsų kalendorius yra neteisingas ir net vaikų enciklopedija tai pasakys. Taigi, 27 mūsų eros metais Jėzui buvo 30 metų ir jis pradėjo savo tarnystę. Tada pranašystė pasakoja apie paskutinę savaitę, paskutinius 7 metus.
Ir sakoma, kad po to, tos savaitės viduryje, tai bus 3,5 metų, 31 metų jis padarys galą aukų sistemai. Taip, Jėzus 31 metais jis padarys galą aukų sistemai. Jėzus padarė galą aukų sistemai savo mirtimi, tapdamas aukojamų avinėlių. Simboliškai. Todėl simbolinis susitiko su tikruoju. Bet malonės laikotarpis dar nebuvo uždarytas žydams kaip tautai. Ne, kaip individai, kaip tauta. Tai užtruko dar 3,5 metų. Taigi tai yra dalis susijusi su pirmiausia skelbimu žydams. Taip. Todėl Jėzus labai aiškiai pasakė, kad evangelija pirmiausia turi būti skelbiama žydams, bet praėjus 3,5 metų po jo nukryžiavimo jie užmėtė Steponą akmenimis. Ir su Stepono užmėtymu akmenimis Paulius atsivertė pakeliui į Damaską ir tuo pat metu Petras gavo regėjimą, kad jis turi eiti pas Kornelijų, kuris buvo pagonis. Ir Paulius buvo pašauktas kaip pagonių apaštalas. Taigi, po 34 metų evangelija turėjo eiti ne vien tik žydams, bet turėjo eiti pas pagonis. Taigi jų laikas baigėsi. Laikas, kai jie buvo vieninteliai išganimo plano oficialūs skelbėjai, baigėsi 34 metais po Kristaus ir evangelija buvo paskelbta pagonims. Kitaip tariant, nuo 457 metų prieš Kristų iki 34 mūsų eros metų, iš viso 490 metų, 70 savaičių, 70 kart 7, Evangelija oficialiai skelbė tik žydai. Taip, tipologiškai. Tai reiškia, kad jie turėjo aukų sistemą nukreiptą į Kristų, o paskui ji atiteko ir pagonims. Ir tam tikram laikotarpiui, kitam laikotarpiui, nes pranašystė tęsiasi 2300 dienų, tas pranašiškas laikotarpis baigėsi 1844 metais. Kas atsitiko tais metais? Buvo pirmą kartą paskelbta 3 angelų žinia, kurią paskelbė grupė žmonių, atėjusių iš didžiojo atgimimo, iš visų bažnyčių, iš visų tų moterų, iš visų moterų bažnyčių. Ir ji pradėjo mileritų judėjimas, o žinia pradėjo sklisti nuo 1844 metų. Ir žinia buvo, atėjo teismo laikas. Tuo metu, 1804-1803 metais iš tikro tai prasidėjo, jie iki galo nesuprato, ką tai reiškia. Šventykla bus išvalyta. Ir jie manė, kad tai žemė, todėl jie pamokslavo, kad Jėzus vėl ateis. Bet kai jis neatėjo 1844 metais, nes su laikotarpiu nėra jokios klaidos, 1844 metais įvyko daug dalykų, mes netrukus į tai pažiūrėsime, nuo to laiko turėjo būti studijavimas, kas yra ta šventykla, nes Jėzus neatėjo ir jie atrado žinią apie šventyklą. Išgelbėjimo planas įtrauktas į aktą, kuris iš anksto vaizdavo išganimo planą, o būtent šventykla. Taigi, tos pranašystės, kurią Gabrielius pasakojo Danieliui ir kuri buvo užantspauduota, antspaudas turėjo būti atidengtas teisingai. Apie visą tai skaitome Apreiškimo 10 skyriuje. Taigi perskaitykime čia, didžiojoje kovoje, šį teiginį. Skelbimas atėjo jo teismo valanda, nurodo baigiamąjį Kristaus tarnavimo darbą žmonių išganimui. Matote, jei šventykla vaizdavo išganimo planą, tai Kristaus darbas turi būti to vaizdavimo kulminacija. Taip, pažiūrėkime, ką tai reiškia. Taigi, jis skelbė tiesą, kuri turi būti skelbiama tol, kol gelbėtojo užtarimas nutrūks ir jis grįš į žemę, kad paimtų savo žmonės pas save. Martinai, yra žmonių, kurie sako, Jėzus viską baigė prie kryžiaus. Taip, jie ten sustoja. Bet argi jis neužtarė mūsų, kol čia gyvename? Žinoma, jis vis dar užsiėmęs. Argi jis neveikia per šventąją dvasią jūsų gyvenime, kad privestų prie savo valios? Gerai. Teismo darbas prasidėjęs 1844 metais, nes žinioje sakoma, kad atėjo jo teismo valanda, turi tęstis kol bus išspręstos visų bylos.
ir gyvųjų, ir mirusiųjų. Vadinasi, jis tęsiasi iki malonės laiko pabaigos žmonijai. Kad žmonės būtų pasirengę stovėti teisme, žinia įsako jiems bijoti Dievo ir atiduoti jam garbę. Kitaip tariant, jie turi laikytis įsakymų, tai yra bijoti Dievo, o atiduoti jam garbę reiškia atspindėti jo charakterį, kuris yra įkūnytas įsakymuose. Ir garbink tą, kuris sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Šių žinių priėmimo rezultatas pateikiamas Dievo žodyje. Štai tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Kad būtų pasiruošę teismui, būtina, kad žmonės laikytųsi Dievo įstatymo. Nes įstatymas bus teismo charakterio etalonas. Gerai, tai yra žinia, žinios dalis, tai standartas. Tuo bus pagrįstas teismas. Teisingai. Gerai, dabar grįžkime prie tos Danieliaus 8:14 eilutės. Jis man atsakė, 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Pagal žydų mąstymą, jei kalbė apie šventyklą, jie galvoja apie Mozės šventyklą ir apie šventyklą, kurią pastatė Saliamonas. Taip, teisingai, o vėliau ji buvo atkurta. Tai fizinis pastatas, teisingai. Ir štai taip atrodė šventykla, kurią pastatė Mozė. Ji taip pat buvo vadinama padangtė. Taip, Hebrajams 8, pirmoje eilutėje skaitome. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnyba šventojoje vietoje ir tikroje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Taigi tai išskiria ją. Taigi čia yra labai ypatinga žinia. Ši žemiškoji šventykla, ta, kurią matome čia ekrane, yra kitos, kurią Dievas pastatė danguje reprezentacija ir ji mums pasakoja apie išganimo planą. Kitaip tariant, čia buvo vienos durys priekyje ir jūs turėjote pro jas įeiti. Ir Biblija mums sako, kad Jėzus skelbia save durimis. Taip, jis yra duris ir niekas neteina pas tėvą išskyrus kaip per jį. Taigi, kai priimi Jėzų kaip savo gelbėtoją, tu įeini per jį. Taip, ir tuoj pat tave supa šios baltos drobės siena, kuri simbolizuoja teisumą, jo teisumą. Jūs esate padengti jo teisumu. Jūs susidurite su deginamųjų aukų aukuru, kuriame buvo aukojamas avinėlis, kuris nurodė į Jėzų. Ir kraujas tekėjo, o jūsų nuodėmė buvo simboliškai perkelta avinėliui ir avinėlis mirė vietoj jūsų. Toks yra išganimo planas. O po to buvo praustuvas, kur buvo prausimasis, ritualinis prausimasis, tai reiškia apsivalymą ir krikštą. O tada buvo šventoji vieta, kambarys, kuriame buvo padėtinės duonos stalas, ant kurio buvo žvakidė ir kur buvo smilkalų aukuras. Taip, Jėzus pasakė, turime valgyti jo kūną ir gerti jo kraują. Mes turime valgyti duoną, kuri ateina iš dangaus, kuri yra mana. Taip, taigi čia jūs turėjote parodomąją duoną ir jų buvo 12, atstovaujančių 12 genčių, 12 apaštalų, jų buvo 2 krūvos ir tu turėjai tame dalyvauti, ją valgyti. Ir šabas buvo labai svarbus, nes tada jie pakeisdavo duoną. Ir mana krito tik 6 dienas, o 6 dieną 2 porcija, teisingai. O šabo dieną jos nebuvo visai. Ir tada buvo žvakidė. Jėzus yra pasaulio šviesa. Bet taip pat noriu pasakyti, kad duona, mana, nužengusi iš dangaus, taip pat simbolizuoja Kristų atėjus iš dangaus, teisingais. Jis nužengė ir pasakė, tu turi valgyti mano kūną ir gerti mano kraują. Ir daugelis nuo jo pasitraukė, nes negalėjo priimti jo mokymo. Taigi, Martinai, tu turi dalyvauti pasaulio šviesoje. Aš esu pasaulio šviesa, pasakė Jėzus. Ir Dievo žodis yra šviesa. Taigi, tu turi priimti žodį, tu turi valgyti žodį, tu turi jį įsisavinti. Ir smilkalų aukuras yra jis, padarantis tavo maldas priimtinas Dievui. Ir dūmai pakyla aukštyn, tada per uždangą ir patenka į šventų švenčiausiąją, kur buvo įstatymas.
Taip, įstatymas yra tas, kuris pasmerkia mus mirčiai, bet tai yra švenčiausia. Taip, pasmerkimą apsaugojo gailestingumo sostas, malonės sostas, kuris buvo virš įstatymo. Iš tikrųjų sostas, kuriame sėdi Dievas. Taigi visas išganimo planas vyksta. Tu įeini pro duris, tu priimi Jėzų, tu priimi Kristaus teisumą, kuris tave uždengia, tu priimi jo atpirkimą, tu esi nuplaunamas atgimimo plovimu, įsisavini Dievo žodį, valgai žodį, meldiesi Dievui ir susitaikai su įstatymu, bet esi apsaugotoms nuo pasmerkimo paties Jėzaus Kristaus, kurį vėlgi atstovauja malonės sostas, teisingai. Ir jei neturite šių visų komponentų, tada turite problemų. Ir buvo kasdieninis ritualas, kuris vykdavo kieme ir šventojoje, bet kartą per metus vykdavo šventyklos valymas. Kitaip tariant, nuodėmės įrašas buvo pašalintas iš šventyklos, kuri teršia šventyklą. Taip. Taigi permaldavimo diena, kasmetinis žemiškosios šventyklos valymas, simboliškai nurodė į permaldavimo dieną arba galutinį žmonijos teismą prieš tai, kai dangiškasis vyriausiasis kunigas nutrauks savo darbą dangiškoje šventykloje prieš antrąjį jo šlovės atėjimą. Taigi, kai ši žinia išėjo, atėjo jo teismo valanda. Pažodžiui tai buvo sakoma, nuo šiol mes gyvename nepaprastoje permaldavimo dienoje. Tai teismo laikas. Tai laikas susitaikyti su Dievu, sugrįžti į harmoniją su Dievu, gyventi tam tikrą gyvenimo būdą ir gyventi pagal Dievo nurodymus. Gal galite šiek tiek išplėsti, tiesiog paaiškinti, ką žydai turėjo daryti per tą simbolinę permaldavimo dieną. Iš tikrųjų, prieš ateinant permaldavimo dienai. Jie turėjo apsivalyti. Koks buvo laikotarpis diena? Tai buvo diena. Tai buvo permaldavimo diena. Taigi jie turėjo paruošti sielvartą. Kitaip tariant, jie turėjo ištirti savo motyvus. Ir viskas, kas buvo neteisinga, turėjo būti ištaisyta. Jie turėjo pasninkauti tomis dienomis, nevalgė savo įprastos mitybos, pavyzdžiui, pasninkavo, susilaikė nuo maisto, pavyzdžiui, mėsiško maisto. Ir turėjo patys ištirti, ar yra harmonijoje su Dievu ar ne. Taigi, to Dievas tikisi teismo metu. Jei einame prie Uraja Smito parašyto himno, o broli būk ištikimas, skaitome žodžius, o broli būk ištikimas, greitai ateis Jėzus, kurio taip ilgai laukėme, o netrukus mes įeisime į savo šlovingus namus ir įsijungsime į užkariautojo giesmę. Tai giesmė, kuri buvo parašyta tuo laikotarpiu, to tikėjosi tie, kurie skelbė šią žinią. O broli būk ištikimas, nes kodėl turėtume pasirodyti neištikimi tam, kuris parodė tokią gilę, tokią beribę ir begalinę meilę, kuris mirė, kad atpirktų mus savuosius. Taigi taip mąstė tie, kurie skelbė žinią. Ar tai neturėtų būti ir mūsų? Taip, jie ruošiasi Kristaus atėjimui, nes galvojo, kad jis ateis apvalyti žemės. Teisingai. Mes dabar turime lygiai tą pačią viltį. Kitas aspektas, be to, kad atėjo jo teismo valanda buvo žinia garbinti tą, kuris sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Noriu pasakyti, kad pirmoji angelo žinia yra labai išsami ir sunku viską išdėstyti per vieną trumpą laiką. 1844 metais Čarlzas Darvinas ir rūšių kilmė, tai jo knyga Rūšių kilmė, o čia kas parašyta įžangoje. Čia sakome šiek tiek informacijos apie rūšių kilmę. Ta paslapčių paslaptį, kaip ją pavadino vienas didžiausių mūsų filosofų. Grįžus namo, man kilo mintis 1837 metais, kad galbūt ką nors iš šio klausimo galima išspręsti, kantriai kaupiant ir apmastant įvairiausius faktus, kurie gali turėti tam įtakos.
Po 5 metų darbo leidau savo spėlioti šią temą ir parengiau keletą trumpų užrašų. Prie šių išvadų aš priėjau 1844 metais, kurios tada man atrodė tikėtinų eskizų. Nuo to laikotarpio iki šių dienų nuolat siekiau to paties tikslo. Tikiuosi, kad būsiu atleistas dėl įvedimo šiuos asmeninius duomenis, nes juos pateikiu, kad parodyčiau, jog neskubėjau priimdamas sprendimo. Tai įdomu, tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo didysis prabudimas, buvo ir šis prabudimas kitoje pusėje. Būtent. O išvados, kad evoliucija turi būti priimta kaip alternatyvus požiūris į kūrybą, buvo suformuotos 1844 metais. Ar tai sutapimas, Martinai? Ne. Velnias buvo tiesiai priešingas, nes Dievo pranašystė sakė, kad tu turi šlovinti kūrėją. Garbinkite tą, kuris sukūrė žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Taigi, Martinai, čia yra, ką šis angelas sako, kitaip tariant, ši žinia turi nukeliauti į visą pasaulį. Ir tuo pačiu laiku kita žinia apims visą pasaulį. Ne, jūs esate atsitiktinumo ir evoliucijos produktas. Visiškai priešinga, dvi priešingybės. Kitas įdomus dalykas yra tai, kad ši dalis čia taip pat yra Dievo įstatyme. Taip, taigi jais skaitome Išėjimo knygos 20 skyriaus 8 eilutę, joje sakoma, atmink ir švęsk šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Ar tai visiems? Visiems. Ar tai tik žydams? Ne, ateiviams taip pat. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose. Tai Dievo antspaudas, Martinai. Štai jis. Ir tai yra pirmojo angelo žinios dalis. O šėtonas turi klastoti. Taip, lygiai tuo pačiu metu. Bet 7 dieną ilsėjosi, todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Pirmojo angelo žinia yra fenomenali ir tai taip pat parodo, kas yra kūrėjas. Taip, ir mes aiškiai matėme tai ankstesnėse skaidrėse. Jėzus Kristus. Taigi pereikime prie Išėjimo 31:16. Todėl Izraelio vaikai laikysis šabo per savo kartas, nes tai yra ženklas. Tai yra ženklas. Žodis ten sako priesaika. Tai yra būtent tas žodis, kuris reiškia ženklą, skiriamąjį ženklą, antspaudą, vėliavą, jei norite. Tarp manęs ir Izraelio vaikų per amžius, nes per 6 dienas viešpats padarė dangų žemę, o 7 dieną jis ilsėjosi ir atsigavo. Ezechielio 20 skyrius 12 eilutė. Ezechielis kalba apie didžiulį atsimetimą, kuris įvyko tarp izraelitų. Jis buvo pranašas, kuris buvo pašauktas paaiškinti, kodėl jie pateko į tremtį. Jis apgailestauja ir sako, be to aš daviau jiems savo šabą kaip ženklą tarp manęs ir jų, kad jie žinotų, jog aš esu viešpats, kuris juos pašventino. Ir švęskite mano šabus, sakoma 20 eilutėje, idant jie būtų ženklas man ir jums, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats jūsų Dievas. Jūs negalite atskirti šabo nuo įstatymo ir negalite atskirti įstatymo nuo amžinosios evangelijos. Taigi jūs negalite atskirti šabo nuo amžinosios evangelijos. Ne, jūs negalite jos atskirti nuo įstatymo, negalite atskirti jos nuo amžinosios evangelijos. Ir jei įstatymas yra teismo etalonas, jūs negalite atskirti šabo nuo teismo standarto. Tai labai išsami žinia. Taigi, Martinai, jei šabas yra Dievo ženklas, o kitoje rašto dalyje sakoma, tu privalai laikytis šabo, nes taip pripažįstate, kad jis yra tas, kuris jūs pašventina. Taip, teisingai, Ezechielis sako tą patį. Taigi jūsų pašventinimas ateina iš Dievo, o šabas yra pripažinimo ženklas, kad jūs jį priėmėte. Pripažinimas jo valdžios.
O šabas yra skiriamojo ženklo antspaudas. Ar priešas taip pat turi ženklą? Taip, skiriamąjį ženklą. Jei jis, kaip jūs ką tik mums parodėte, 1844 metais, kai pirmojo angelo žinioje sakoma, kad šlovinkite kūrėją, jis jums duoda priešingą žinią ir sako, ne, tai yra evoliucija. Akivaizdu, kad tada jis ateis su padirbtu ženklu. Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, didžiojo sprogimo teorija kyla iš jėzuitų. Ji ateina iš žvėries. Ir Pierre Tyler de Chardin yra tas, kuris pastumėjo evoliucijos darbotvarkę jungtinėse tautose. Taigi tai yra Babilono vynas, Martinai. Mes turime prieiti prie Babilono vyno, nes tai yra antrojo angelo žinios dalis. Ir jei nepriimsite pirmojo angelo žinios, tada jūs vėl ypatingai įspės antrojo angelo žinia. Ir jei nepriimsite antrojo angelo žinios, tada gausite trečiojo angelo žinią. Taip. Ir reikalas tas, kad jei nepriimsite pirmojo angelo, kur mes čia jau aiškiai parodėme Dievo ženklą, tai vėliau turėsite bėdų trečiojo angelo žinioje su žvėries ženklu. Teisingai. Taigi, apibendrinkime tai. Pirmojo angelo žinia turi eiti visam pasauliui. Tai žinia, skrendanti dangaus viduryje, ji turi pasiekti absoliučiai visus. Tiesa? Ji turi vėl skelbti amžinąją evangeliją. Kitaip tariant, dėti brangenybės į tinkamus aukso rėmus. Ir nešti visą evangeliją, ne pusę evangelijos, nes visa evangelija yra taip, jūs priimate Jėzaus Kristaus atpirkimą. Taip, jūs esate išgelbėti tik Kristaus teisumu ir tik Kristaus teisumu. Bet iš jūsų pusės jūs leidžiate Kristui veikti jumyse ir todėl laikysitės įsakymų. Taip, tai yra visa evangelija. Tu turi būti išgelbėtas iš savo nuodėmių, o ne savo nuodėmėse. Turi įvykti atsivertimas ir mes gyvename teismo laiku. Gyvename nepaprastą permaldavimo dieną, kai šis nuodėmės įrašas galiausiai bus panaikintas, o kai jis bus pašalintas, jūs norite būti tų, kurie buvo atpirkti dalimi, kur įrašas buvo panaikintas ir tu stovi prieš Dievą taip, tarsi niekada nebūtum nusidėjęs. Tai nuostabu. Ir Jėzus Kristus padarė visą tai įmanoma. Ir tam, kad jis atiduotų savo gyvybę ir vėl ją paimtų, tu turi jį garbinti, nes jis yra Dievas. Kaip Tomas sakė, tu turi jį garbinti, kaip pasakė Tomas, mano viešpatie ir mano Dieve. Ir tu pripažįsti, kad jis nėra sukurta būtybė, o tu turi pripažinti, kad per jį ir juo viskas sukurta ir be jo nebuvo nieko sukurta. Ir pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jūs turite priimti visą išganimo paketą. Ir jei bažnyčios atsisako viso paketo ir nori pabėgti su pusę evangelijos, jos gaus kitą žinią. Ir ta žinia, žinoma, taip pat pasklido, bet apie tai pakalbėsime sekantį kartą. Taigi, kai susidurėte su visais šiais dalykais, turite pasirinkti. Ir pasirinkimas toks pat kaip Jozuės laikais. Jozuės 24:15 eilutė. Arba, jei jums nepatinka tarnauti viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnautysite. Dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo būdami užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate. Bet aš ir mano šeima tarnausime viešpačiui. Ar vadovausimės žmonių nurodymais, ar seksime Dievo nurodymu, kuris pasireiškia jo žodyje. Jo žodyje. Martinai, galbūt aš galiu kreiptis į Ozėją. Atsiverskime Ozėją. Ir baigsime su Ozėja. Ozėjas yra iškart po Danieliaus. Martinai, tai buvo žinia, kuri tuo metu buvo skirta Dievo tautai. Tai buvo labai rimta žinia. Tai žinia, kuri labai panašiai į pirmojo angelo žinią. Arba priimi šią žinią, arba bus pasiekmių. Tiesa? Taip.
Taigi paskaitykime Ozėjo 4 skyriaus nuo 1 eilutės. Klausykis viešpaties žodžio Izraelio tauta, nes viešpats traukia į teismą krašto gyventojus. Dorumo, ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. Ar mes pasiekėme panašų tašką? Tikiu, kad taip. Kiek žmonių nesupranta Dievo? Dauguma. Ar ne apie tai buvo paskutinė mūsų serija? Žmonės nesupranta Dievo. Net kai skaitėme žmonių komentarus, buvo aišku, kad jie nesuprato Dievo. Jie nenori tyrinėti Dievo charakterio. Jie nenori. Ir buvo ypač vienas, sakydamas, kad Dievas atsakingas už vergiją. Martinai, tuo metu aš paklausiau savęs ir taip knietėjo atsakyti, jei Dievas atsakingas už vergiją, kodėl jis išgelbėjo visą tautą iš vergijos? Kodėl jis atėjo išgelbėti žmonijos iš vergijos? Kodėl Dievas leido vergiją? Matote, žmonės nesupranta, nes jis tai leido, jis už tai kaltas, jis to nedarė, ne, bet jis jos neatėmė. Kodėl jis jos neatėmė? Nes net mes turėjome iš to pasimokyti, o pamoką reikėjo išmokti sunkiai. Ar JAV turėjo neprivedė į pilietinį karą? Taip, o kiek bažnyčių iš tikrųjų buvo prieš vergiją? Argi neįdomu, kad tik 7-osios dienos adventistų bažnyčia ir dar viena ar dvi konfesijos išreiškė savo susirūpinimą ir sakė, kad pagal šventąjį raštą vergija yra neteisinga, nes kiti naudojasi Bibliją tam pateisinti. Jie ją pasinaudojo tam, kad pateisintų, nes jie neteisingai suprato Dievo charakterį. Taigi žemėje nėra Dievo pažinimo. Manau, šiandien pas mus ta pati situacija. Jie mano, kad Dievas pakeitė savo nuomonę, pakeitė savo pozicijas, bet jis sako, aš esu viešpats, aš nesikeičiu. Čia nėra nuoseklumo. Taigi ką darė? Ką jie darė? Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo, kraujo praleijimas po kraujo praleijimo. Kokia situacija šiandien yra pasaulyje, kai įjungiate naujienas? Visiškai tokia pati. Argi ne ta pati? Ar net nėra jokio skirtumo? Tai yra net viršuje, vadovybėje. Gerai. Todėl kraštas rauda. Visi jo gyventojai gaišta ir žūva, drauge su laukų žvėrimis, padangių paukščiais ir jūrų žuvimis. Ar pas mus ne tas pats? Taip, čia viskas vyksta. Tačiau niekas te nesmerkia, niekas te nekaltina. Aš kaltinu tave, kunige. Jie nepriėmė priekaištų. Jie neklausė. Neteisk manęs. Tu klupsi dieną ir pranašas su tavimi klups naktį, o aš sunaikinsiu tavo motiną. Pranašiškai motina yra moteris. Vadinasi, ji yra bažnyčia. Taigi, ir tai yra bažnyčia, kuri neša melagingas žinias. Ir Dievas ketina ją sunaikinti, tiesa. Taip, nes tautos geria jos vyną. Bet nesigilinkime į visas tas detalės. Aš žiūriu į tuometinę būklę ir lyginu su dabartinė būklė. Ir tada 6 eilutėje sakoma, mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Pažinimo apie ką? Išganimo plano. Jie nesupranta amžinosios evangelijos. Kadangi tu atmetei pažinimą, atmesiu tave kaip savo kunigą. Kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą, užmiršiu ir aš tavo vaikus. Martinai, ar jie suprato amžinąją evangeliją? Ne. Ar mes esame toje pačioje situacijoje? Aš tik galvoju, jei grįšime prie 2 eilutės, visi tie kreiva priesaika, melas ir visa tai yra įsakymų laužimas. Teisingai. Tai vėlgi sako, kad jie pamiršo įsakymus. Juo daugiau jų buvo, juo labiau jie man nusidėjo, išmainė savo garbę į gėdą. Martinai, pasaulis yra būtent tokioje situacijoje. Ir čia yra Dievo įspėjimas. Ir tai darosi labai liūdna, nes jei skaitai 11 eilutėje, kurioje sakoma, kekšystė ir vynas, senas ir jaunas, atima protą. Kai kalbėsime apie antrąjį angelą,
Jie geria vyną. Taip, klaidinga doktrina. Mano tauta atsiklausia rastigalio. Burtų lasda jiems išbūrė. Kiekšystės dvasia juos nuvedė į klystkelius. Palikdami savo dievą, jie elgėsi kaip kekšis. Jie klauso žmonių diktato, jie sėdė ekumeninėse tarybose, jie skerdžia aukas ant kalnų keterų. Jie sumaišo visas religijų sistemas, tarsi jos visos būtų išgelbėjimo planai. Bet jūs negalite turėti išganimo darbais ir išgelbėjimo malonę vienu metu. Tai neįmanoma. Kokios pasekmės? Tai labai liūdna. Pereikime prie 17 eilutės ir sustokime. Efraimas prisijungęs prie stabų. Palik jį ramybėje. Viena liūdniausia eilučių visame Senajame testamente. Dievas pasiekė tašką, kai jo vaikai neklausė. Ir jis tarė, Efraimas prisijungęs prie stabų. Tai tarsi tavo namai tau palikti tušti. Palik jį ramybėje. O kas atsitiko šiaurinėms gentims? Jie buvo išblaškyti. Martinai, ši paskutinė žinia pasauliui, ši amžinoji evangelija yra arba priimta pasaulio, bet taip nebus. Bet ją priims individai visose organizuotose pasaulio religinėse sistemose. Bus asmenų, kurie paisys pirmojo angelo žinios. Taigi, nenustokime jos skelbti niekada. Ir mes turime žygio įsakymus. Tai yra skelbti tas 3 angelų žinias ir nesustoti. Taigi mes pateikėme trumpą pirmojo angelo žinios santrauką. Deja, antrasis angelas turės sekti paskui. Taigi pabaikime maldą. Mūsų mylintis dangiškasis tėve, tu padarei viską, kas įmanoma, kad išgelbėtum žmoniją. Tu maldavai žmoniją, tu praliejai savo kraują už žmoniją. Tu užtari žmoniją. Ir netrukus tas užtarimas nutrūks. Tavo teismo valanda jau čia, ji jau prasidėjo. Tuoj ji nutrūks. Ir tada bus per vėlu. Ir bus priimtas dekretas. Efraimas eina į stabus. Palik jį ramybėje. Viešpatie, tegul tas nutarimas, tas dekretas nenukrenta ant mūsų galvų. Mes turime panašų apreiškimą knygoje, kur duotas tas pats įspėjimas ir žmonės turi priimti sprendimą. Padėk mums padaryti teisingą sprendimą Jėzaus vardu. Amen.